Labas visiems, kas supranta lietuviškai. Pristatau projektą, kuris vadinasi Žmogus tai labai paprasta arba VK filosofija. Gimdami mes atsinešame mūsų gyvenimo veiksmų seką, kurią pavadiname instinktu, bet visai nežinia dėl kokių priežasčių gamta ar Dievas ima ir apdovanoja vienus daugiau, kitus mažiau išskirtinėmis savybėmis. Pavyzdžiui, išskirtinė fizinė jėga, sugebėjimu greitai bėgti, tapyti, kurti muziką. Galima logiškai paaiškinti tai, kas betarpiškai yra reikalinga žmogui išgyventi. Fizinė jėga, bėgimas, plaukimas, bet kokiam tikslui yra suteikiamas sugebėjimas tapyti ar kurti muziką. Mes puikiai be tapybos, be muzikos galime išsimiegoti, pastatyti namą, užauginti vaikus, bet turime tokius sugebėjimus. Yra žmonių, kurie turi dar kitokių sugebėjimų. Sugebėjimą analizuoti, sugebėjimą būti protingu. Kai žmogus turi labai didelių sugebėjimų, jį vadiname talentu. Muzikos pasaulyje nėra daug talentų, bet yra pakankamai daug gerų muzikantų, kurie ne tik puikiai groja, bet ir kuria muziką. Toks puikus jų rezultatas – tai žinios ir didelis darbas. Analogiška situacija ir su talentu būti protingu žmogumi. Tokių žmonių pasaulyje yra labai nedaug, bet protingų žmonių kiekį galima ženkliai padidinti, suteikiant protų reikalingų žinių. Kiekvienas iš mūsų save vertina kaip protingą žmogų, bet ar daug iš mūsų gali apibūdinti, kas yra protingas žmogus, nes nuo to reikėtų pradėti. Visai nieko įžeidžiančio, jeigu aš ar tu nesame protingi, mes nesinerviname, kad nesugebame kurti muziką kaip Bachas, Bethovenas ar Bitlai. Blogis tame, kad kapitalistai man ir tau suteikia galimybę pasijausti vertingu, pademonstruoti savo protą, dalyvaujant rinkimuose, kur nei aš, nei tu nieko apie tai nesuprantame ir turime išrinkti vieną iš kelių taip pat proto neturinčių tautiečių. Manau, kad Lietuvoje yra protingų žmonių, tik jie nesiviešina ir tai neteisinga, nes valdžią turi rinkti protingi iš protingų.